Sveiki visi, tai aš esu Jonas Usavičius, Vilniaus Sodo gimnazijos mokinys ir šiandien pristatysiu savo temą transferį ir agentavimas futbole. Tai projektas nudarys, kas yra transferis, kokie yra transferio tipai, Lietuvos transferio langai, brangiausi žaidėjai transferio ir kaip vyksta agentavimas ir taip toliau. Tai gerai. Įvadis transferiai ir agentai keičia futbolo pasaulį nuo žaidėjų likimo iki klubų. Prezentacijoje pristatysiu, kaip veikia ši sistema, kokie pinigai sukasi šioje rinkoje ir kaip veikia jos pagrindiniai agentai. Transferiai ir agentai yra pagrindinės profesionalaus futbolo dalis, milijonai eurų išleidžiamų žaidėjų pirkimai ir sutarčių derinimai. Šiame pristatyme aptarsime, kaip vyksta žaidėjų perimai ir koks agentų vaidmuo yra juose. Tai kas yra transferis? Tai transferis yra žaidėjo perimas iš vieno klubo į kitą. Tokiam perimui reikia trijų veikėjų sutikimo ir susitarimo tarpusyje. Tai yra seno klubo, kuris turėjo žaidėją, naujojo klubo, kuris nori įsigyti žaidėją ir pats žaidėjas nori vykti į tą klubą ir žaisti už jį. Dažniausiai klubas, kuris nori įsigyti žaidėjas, moka tikrą sumą už jo žaidėjo perimą, kurie yra nurodyta žaidėjo kontrakte dažniausiai. Tai kokie yra transferio tipai? Tai būna perkamas žaidėjas, kai yra tiesiog sumokama tam tikra suma ir žaidėjas pereina į klubą nustatytam laikui. Tada yra nuomos pagrindais perėjimas, tai dažniausiai būna netokiam ilgam laikui kaip pirkimai, būna sezonai ar pusiai metų, tai būna dažniausiai jauniem žaidėjim, kad jie gautų žaidybinę laiką ir tada galėtų grįžti į savo seną klubą ir tenais toliau žaisti sėkmingai. Ir būna laisvas agentas, tai kai žaidėjas jau yra prie savo pabaigos kontrakto, jam baigėsi ir jis tiesiog tampa be klubo, yra nemokamas ir jį tiesiog pasiema klubas nemokamai. Transferio langai, tai FIFA nustato du oficialius laikotarpius, kada leidžiama registruoti naujus žaidėjus, tai yra vasara ir žiema. Vasaros transferio langas yra pagrindinis ir trunka ilgiau, o žiemos trumpesnis, bet svarbus traumų ir taktikos korekcijam. Tai vasaros langas būna nuo birželio iki rugpjūčio ir žiemos langas tai tik sausis. Šiais laikotarpiais galima tik registruoti žaidėjus. Ir šie langai yra tarp sezonų, tai kai būna, pavyzdžiui, Premier lyga, tai Premier lyga prasideda rudenį ir baigėsi vėlyvą pavasarį, prieš vasarą ir tada būna transfer langas ir dėl to taip yra jis padarytas, o žiema tai kai yra pertrauka rinktinė, dažniausiai būna žiemos langas. O Lietuvos transferio langai yra atvirkščiai negu kitų Europos šalių transferio langai, nes Lietuvos čempionatas prasideda tik pavasario pradžioje ir baigėsi rudenį, tai dėl to žiemos transferio langas yra ilgesnis, o vasaros yra tik mėnesinis tas, kur pasipildyt gali žaidėjai. Tai transferio procesas, kaip jis vyksta, tai pirmiausia būna, kad klubas nori nusipirkti žaidėją ir jis derasi su tuo žaidėju ir klubu dėl kainos, už kokią jie nori pirktis. Tada žaidėjas derasi dėl asmeninės sutarties ir į tą asmeninės sutarties dėrėjimąsi taip pat žaidėjai padeda agentas, jeigu tokį žaidėjas turi. Agentas labiau aktyviau dalyvauja šitam procese, nes agentas padeda, jis taip pat ieško klubų žaidėjų ir agentas dirba pagal žaidėjo reikalavimus, ko žaidėjas nori, taip agentas ir dirbs. Tada, jeigu sutinka viskas tinka, tada žaidėjas vyksta į tą klubą ir perina medicininę patikrą, tai yra paprastas, prasibėgimas, įvykdoma medicininė patikra, kur patikrina, ar žaidėjas sveikas ir gali rungtyniauti. Ir perėjus tą, viskas susitariama yra tarp klubo, agentai susitarė su klubu ir įvyksta naujas pirkimas klube. Tai transfer mokesčiai, kaip ir visada, bet kur pasaulyje yra įmamas mokestis, tai futbole neišimtis, transferio kaina ne vien tik pagrindinė suma, pridedami bonusai už pasiektus tikslus žaidėjai, o agentai gauna komisinius, tai gali būti
nors ir 10 procentų nuo perėjimo. Tai jeigu, pavyzdžiui, nusipirka už milijoną, tai ten gausi 100 tūkstančių agentas pats savo į kišenę. Kai kurių žaidėjų sutartyse būna nustatyta konkreti suma, už kurią jie gali būti išpirkti, tai vadinama release clause. Tai jeigu release clause yra naudojamas, kai žaidėjai, pavyzdžiui, turi 5 metus ant kontrakto, jis jau 2 metus ten žaidžia tam klube ir kitas klubas tiesiog jį nori dabar nusipirkti, tai tada yra aktyvuojama ta release clause, nes ten tiesiog taip gali būti išpirktas žaidėjas. Ir jeigu release clause būna dažniausiai aukštesnis negu pati suma, už kurią perka, nes žaidėjas yra nustatytas tam tikram laikui. Tai brangiausi transferiai pasaulyje, tai yra vienas ryškiausių, tai yra Neymaras iš Barcelonos į PSG buvo brangiausias istorija už 222 milijonus eurų. Tada eina antras Cristiano Ronaldo iš Real Madrido į Juventusą už 117 milijonų ir taip pat Filipe Coutinho iš Liverpoolio į Barceloną. Kas yra futbolo agentas? Tai žmogus, kuris atstovauja žaidėją darybose su klubais. Jis užtikrina, kad žaidėjo interesai būtų apsaugoti, padeda rinktis klubus ir planuoja jo karjerą. Kartais agentai dirba ir su klubais, ieškodami žaidėjai. Tai agentai, kai dirba su žaidėjais, jie atsižvelgia taip pat į žaidėjo charakteristiką, kaip jis gali žaisti, pažiūri, kokios lygos jam būtų aktualiausias ir geriausiai galėtų klostytis jo karjerą. Tai, o su klubais tai agentai tiesiog žiūri žaidėjais ir siūlo klubam žaidėjais, kurie mano, kad jie tiktų jų klubo žaidžiamai sistemai. Ką daro agentas, tai jis pasirūpina ne tik alga ar premijomis, bet ir įvaizdžio reklama ir net gyvenamąją vietas. Tai suderina praktiškai viską žaidėjai, kad žaidėjas galėtų paprasčiausiai žaisti futbolą ir daryti, ką gali. Tai geriausias agentas, kuris yra dabar, tai yra Jorge Mendes ir yra įtakingi visame pasaulyje. FIFA agentų reglamentas, tai nuo 2023 metų FIFA įvedė naują reglamentą, agentams privalomas turėti licenciją, o jų komisiniai apriboti iki 3-5 procentų. Tai padaryta tam, kad būtų daugiau skaidrumo ir sumažėtų piknaudžiavimo. Nes kodėl reikia agentams turėti licenciją, tai nes agentas be licencijos tai kaip, nežinau, mokinys be diplomo, kokio galima sakyti. Nežinos, kaip daryti savo darbą, turi praeiti tam tikrus mokymus, kad gautų tą licenciją ir galėtų gerai ir normaliai atstovauti žaidėją. Kritika ir etinės dilemos. Tai transferio rinka nėra tobula, kai kurie agentai siekia pelno, o ne žaidėjų gerovės. Kartais perkami labai jauni futbolininkai, kuriems sunku prisitaikyti. Taip pat pasitaiko neskaidrumo ir susitarimo ar neestetiško spaudimo. Tai vienas ryškiausių toks pavyzdys galėtų būti, tai Luis Figo, kai perėjo iš Barcelonos į Real Madridą, tai čia toks buvo pinigų perimas, kuris tiesiog, yra netiška, dvi ispanų komandos tiesiog rungtyniauja viena tarp kitos ir taip gaunasi, kad po to tas žaidėjas tampa nemėgstamas, jisai ten gauna daug blogų ir apibendrinimas, tai apibendrinant transferį ir agentai yra būtina profesionalaus futbolo dalis, nors sistema veikia, joje esama ir iššūkių, todėl reikalingi aiškus reglamentai ir atsakingas elgesys. Informacijos šaltiniai. Ačiū už jūsų dėmesį.